Kodėl nebekuri vlogų? O yra emoji Eifelio bokštas? Ką reiškia kjorniai? Hi. Hi. Ar atsimeni, koks buvo pirmasis fan meet? Aha, atsimenu. Tai čia irgi iš tikrųjų labai fainas dalykas yra. Vienas pirmųjų fan meetų, kurį bent jau aš labiausiai atsimenu, tai buvo Klaipėdoj, nes aš leisdavau vasaras visą laiką Palangoj. Tai buvo labai daug žmonių ir labai daug kitų turinio kūrėjų, senų turinio kūrėjų, iš tikrųjų daug jau iš jų nebekuria irgi YouTube video, tai labai buvo faina, nes tu pamatai realybėj, kiek yra žmonių, kurie ateina, su kuriais tu kalbėsi, kur nors tu nusifotografuoti, tai tuo metu aš buvau ten 7-6 klasiai, tai man buvo 13 metų, tai atrodė kažkas tikrai wow. Ir būdavo baisu, bet prieš tai labai jaudinėsi, nes nežinai, kiek ateis žmonių, o tada jau, kai visi susirenka, tai labai smagu. Kodėl nebekuri vlogų? Geras klausimas. Nežinau, aš kartais pagalvoju, kad aš dar visai ir norėčiau kurti vlogus, bet gal aš tuo metu kažkaip pradėjau bręsti, pradėjau keistis ir bandžiau visokius kitus dalykus, plus mano draugų ratas kaip ir pasikeitė. Tai gavosi taip, kad aš tiesiog tolau nuo to YouTube'o ir norint padaryti labai gerai, reikia iš tikrųjų atiduoti daug laiko. Ir tada atsirado Instagramas, kuris yra tokia lengvesnė ir paprastesnė platforma, tai turbūt tiesiog taip ir gavosi, kad nutolau. Ar turi tokių fanų, kurie perėjo su tavimi iš YouTube į Instagramą? Taip. Manau, kad turiu ir iš tikrųjų aš manau, kad jų visai yra nemažai, nes aš dar ir dabar sulaukiu žinučių, kad geras Lina, aš su tavim užaugau nuo YouTube laikų ir dar dabar tave seku, ten kaip tu pasikeitei arba kažkas atsiunčia nuotrauką iš to pačio fan meeto, tai tas iš tikrųjų yra labai fainai. Šiaip manau, kad kai aš perėjau į Instagramą jau tą veiklą, daugiausiai iš tikrųjų tų sekėjų, tas pliūpsnis ir atėjo iš YouTube'o. Gali gal papasakoti, kas yra Sveboxas. Iš tikrųjų labai gera prisiminti, aš kai kurdavau YouTube video, buvo labai populiaru tuomet keistis grožio dėžutėmis arba tiesiog dėžutėmis. Dažniausiai man kodėl patikdavo daryti šitą dalyką, nes tu susibendraudavai su kitais turinio kūrėjais ir tiesiog susirašydavai. Pavyzdžiui, man atrodo, vieną iš pirmųjų padariau aš su Vike tuo metu. Tai tiesiog fainai, nes tu pabendrauji su žmogum, kartais net su juo susitinki, sukuri savo tą grožio dėžutę, padovanoji kitam žmogui ir dar nufilmuoji video. Su kokia įžymybė norėtum apsikeisti daiktais? Su Hailey Bieber arba su Jennifer Aniston. Šiaip man atrodo, kad Hailey Bieber turėtų turėti labai kietų dalykų ir daiktų. Jo. Žirmūnų gimnazijos valgykla klausia, ar žinai FB puslapį Važagamimai? Taip, žinau, tai kai tik atėjau į gimnaziją, man realiai visiems mokiniams pasakojo apie Važagamimus. Iš tikrųjų labai fainas dalykas, nes tas, kas mokosi Žirmūnų gimnazijoje, žino, kad ten yra visokių inside joke'ų ir tiesiog gali žiūrėti ir dalinti su kitais. Gal esi pati sukūrusi mimų apie savo mokyklą? Ne, nesu. Man labiau patikdavo stebėti. Koks buvo tavo mėgstamiausias patiekalas mūsų valgykloje? Tai pats geriausias buvo Kijevo kotletas. Labai geras ir labai gaila, kad paskui aš, kai atėjau po vasaros, man atrodo, į 10 klasę jį pakeitė Kijevo kotletą, dėl to, nes norėjo jau, kad mokiniai valgytų sveikesnį maistą. Tai jis jau nebebuvo toks geras, nes buvo sveikesnis. Clipmakers. Matėm, kad filmavaisi Rokas Džen klipe. Ar buvo sunku tave įkalbinti? Ne, nes aš šiaip su Roku visai gerai suturiu ir mes gerai bendraujam ir svarbiausia tai, kad Rokas tiesiog atsiuntė idėją ir atsiuntė nuotrauką ir parodė savo vizualizaciją, kaip jisai įsivaizduoja, kokios merginos jisai norėtų ir iš tikrųjų nuotraukoje ta mergina buvo labai panašiai į mane, tai aš nusprendžiau, kad gerai, važiuojam. Kokios Lietuvos ar užsienio įžymybės klipe norėtum nusifilmuoti? Tai aišku, Justin Bieberio labai norėčiau nusifilmuoti klipe. O Lietuvos klipe, tai nežinau. Neturiu tokio vieno. Močiutė jauna. Linutė noriu paklausti. Močiutė, ką reiškia kjorniai? Jeigu aš teisingai suprantu, tai močiutė tai yra klausimai ir atsakymai. Labas, rašau iš Makedonijos. Labas. Ar patiko studijuoti Paryžiuje? Patiko labai. Labai džiaugiuosi, kad aš išdrįsau ir pasiėmiau šitą galimybę. Pačios studijos tai man labai patiko, labai smagus universitetas ir žmonės. Kalbant apie gyvenimą Paryžiui, tai jis yra labai brangus. Visi įsivaizduoja Paryžių kaip labai gražų miestą, bet jis yra labai didelis miestas ir toks purvinas miestas. Tai gyventi aš ten nenorėčiau, bet kai atvažiuoju su tikslu, kad noriu pastudijuoti arba galbūt padirbti kažkuriam laikui, tai tikrai labai smagu.
Pasakyk top 3 vietas, kuris reikia ten aplankyti. Nu, tai aišku, topinės vietos, Eifelio bokštas ir aš siūlyčiau, pavyzdžiui, jeigu norima užkilti į viršų, tai ne į Eifelio bokštą užkilti, o į Triumfo arką, nes iš ten labai gražus vaizdas yra, ypač kai yra dar saulėlydis ir iš Triumfo arkos gali pamatyti Eifelio bokštą. Tuomet Montmartas labai graži ir tobula vieta, tokia labai vintage, galima sakyti, ir ten šiaip daug visokių kavinių yra fainų ir... kas dar ten buvo tokio išskirtinio ir turbūt Louvras. Louvro muziejus irgi iš tikrųjų man labai patiko. Palauk, reikia parašyti, kad jis prisimintų. Louvras, Montmartas ir Triumfo arka. Iš tikrųjų, aš Triumfo arką, man atrodo, gal 4 ar 5 kartus buvau, nes visų kitais šeimos nariais arba draugais reikėdavo lipti. Krepšinio fanė. O, važiuojam. Kokia mėgstamiausia krepšinio komanda? Wolves komanda. Ar pati žaidi krepšinį? Ne, pati krepšinio aš nežaidžiu, bet mėgstu labai su šeima mes sodyboje mėtom ir žaidžiam kiaušą. Arba šiaip mano dar brolis dabar labai mėgsta, Lukas mažiausias, žaisti krepšinį, tai kartais dar su juo pažydžiam. Bet taip tai ne, nelabai. Mačiau video, kur sakei, kad 6 klasėje lankei vakarinę pamainą. Taip, iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Aš nežinau, ar Lietuvoje dar yra tokių vakarinių pamainų. Kokie jos pliusai ir minusai. Tai aišku, pliusai, kad nereikia anksti keltis. Visus ND gali pasidaryti ryte. Bet minusai, kad vakare jau nebelabai turi laisvo laiko. Ir aišku, labai būdavo sunku su būreliais. Ir nelabai spėjai į būrelius. Andrius. Buvai ant žurnalo Kuo būti viršelio. O čia įdomu, mano brolis Andrius ar čia bendravardis? Kuo norėjai būti, kai buvai maža? O, kai aš buvau maža, aš labai norėjau būti aktorė. Čia mano buvo tokia labai didelė svajonė, nes aš kažkaip žiūrėdavau labai daug filmų visokių ir serialų. Aš labai buvau, žiūrėdavau turkiškus ir meksikietiškus serialus. Tai aktorė. O kodėl pasirinkai verslo studijas, o ne aktorystės? Nežinau, kažkaip... Manau, pagrindinis dalykas buvo tai, kad mane labai sudomino ASM universitetas ir man labai patiko, kad viskas vyko anglų kalba, o aktorystės studijos aš nežinau, ar norėčiau savo dabar būtent pagrindinį kelią sieti su aktorystė. Tai va, tai turbūt dėl to aš ir nepasirinkau aktorystės studijų. Plus, aš nemoku dainuoti ir nemoku groti, o aš maniau, kad vis dėlto aktorystėje reikia turėti šitus bent jau 2 dalykus. Taip ir parašysiu. Nemoku dainuoti ir groti. Esate Nike ir krepšinio komandos Wolves ambasadorė. Taip. Gal galite papasakoti, kokios yra ambasadorės pareigos ir atsakomybės? Aš nesu šiaip Wolves ambasadorė. Aš esu tik tai Wolves reporterė. Kalbant apie Nike ambasadorystę, tai pagrindinės pareigos ir atsakomybės yra postinti ir pasakoti apie brandą. Tai turi būti reguliarus dalykas. Dažniausiai tos ambasadorystės būna metinės. Tai kiekvieną mėnesį kelti bent po vieną kažkokį tai ten turinį apie būtent tą brandą. Ir pasakoti apie naujienas, skleisti tiesiog žinią, kaip pasikeitė brandas, kokios naujienos, kokios naujos kolekcijos ir panašiai. Bahūras. Viename interviu sakei, kad šeimoje iš visų vaikų buvai labiausiai bahūriška, rimtai. Tačiau video visuomet esi mielumo įsikūnijamas. Tai kuo tas bahūriškumas pasireiškia? Net nežinau, tas bahūriškumas gal, kad nebijau pasakyti savo nuomonės toksai. Ir su broliais, kadangi turiu 3 brolius, tai mes kartais ir pasimušam, ir pakonkuruojam, ir palenktyniaujam. Tai toksai... Nežinau, man patinka visai berniukiški dalykai.